Jei mėgstate poilsiauti paupiuose ar prie ežerų, greičiausiai pakrantėje jau esate matę tokį iš vietos augalų ar akmenukų sudėliotą vandens lašo simbolį. Tai ženklas, kad šią vietą nuo šiukšlių jau išvalė iniciatyvos Laimingas vanduo dalyviai. Paskatinti akcijos darom, savanoriškai susivienyje įvairaus amžiaus žmonės nuo balandžio mėnesio švarina visos Lietuvos pakrantės. Jų išvalyta jau virš 100, akcijose dalyvavo beveik 700 žmonių. Ir iniciatoriai savo interneto svetainėje Laimingas vanduo LT kviečia prisijungti visus, kas nori išsaugoti švarą žemėje. Mes galime ilsėtis neužteršdami gamtą, o atvirkščiai ją apvalydami. Ir tai yra viltis, kad rudeniop lietuvėlė galbūt lengviau atsidus nuo šiukšlių, kad galų gale galbūt rudenį mes pasitiksime ir paežerės bus švaresnės, upės, upeliukai, pajūris. Jeigu mes sugebėsime tą žinią perteikti žmonėm, juk lietuviai linkia į švarą. Čia yra tik tai kažkiek metų, kada šitai buvo baisingai užteršti vandens telkiniai. Gamta iš tiesų niekada to Lietuvoje nebūdavo ir mes norime priminti tą žinią. Ir jūs žinot, mane nustebino, kaip žmonės noriai perima šitą iniciatyvą. Tai yra paprasti žmonės, savanoriai, mes tai darome be jokio atlyginimo, bet tėvus įkvepia būtent tai, kad jeigu jie ateina ir padaro tai su vaikais, vaikams tai padaro didžiulį įspūdį. Mes, kai vaikščiam, randam visokių šiukšlių, tai mums kažkaip akise atrodo, kad labai nešvaru, tai reikia apsirinkti šiukšlės. Kiek daugiausiai esi pririnkus per šitas akcijas? Vieną maišą tai tikrai esu pririnkus didelį. Jeigu įvertinti stiklo butelius, tai būčiau surinkęs kažkur tai virš pusę konteinerio ir iki konteinerio. Taigi mes gyvenam, kaip sakant, savo žemėje, savo namuose ir reikia apsivalyti. Tiesiog lengviau gyventi bus, lengviau kvėpuoti, lengviau kurti visiem. Dar vienas šios iniciatyvos tikslas skatinti taupyti ir saugoti žemės vandens išteklius. Juk vandens suvartojimas auga kartu su žemės gyventojų skaičiumi, taip pat dėl ekonomikos plėtros klimato kaitos. Jau dabar geriamojo vandens neturi kas 6. planetos gyventojas. Po 40 metų pusiai žmonijos švarus vanduo bus tikra prabanga. Taigi, galbūt nebereikalo pakrančių švarinimo iniciatoriai laikosi įdomios tradicijos. Atsiprašyti vandens už tai, kad žmonės jį be atodairos teršia. Juk vertėtų atsiprašyti už tai, kad taip šiukšlinome gamtą, už tai, kad teršiame ją, kad siurbėme naftą, apvyniojame ją laidais. Mes galime tai išreikšti. Žemė, atsiprašome tavęs. Žemė, prašau mums atleisti. Žemė, dėkojame tau. Žemė, mes mylime tave. Va, žiūrėkit, atplaukė. Kas? Atsiprašai, padėkoju, žiūrėk, kažkaip gamta atliepia. Taip gražu, taip gera.